idėjų kruša. Miestas keičiasi. Turbūt pagalvos užklydęs į Kauną pilietis geranoriškai nusiteikęs jaunimo šėliojimams ir eksperimentams. Net ir pasisukti čia galima. Tiesa, šios nekaltos supynės jaunimo iniciatyva pakabintos be jokių valdiškų suderinimų ir leidimų, kai kuriuose Lietuvos miestuose buvo nukabintos, kaip keliančius pavojų visuomeniai. Aš žaviuosi Kaunu būtent dėl to, kad čia labai trūksta daug ko. Ir tiesiog yra labai daug erdvės įvykdyti savo iniciatyvas, idėjas ir tų žmonių pritraukti, aišku, į visai, ką norisi daugiau. O dabar apie realų pavojų, kurį įžvelgia miesto sargai. Vieną gražią dieną miesto simbolis, kelias dešimtis metų ramiai sauganęsis ąžuolyne, netikėtai pakeitė išvaizdą. Buvo žmonių, kurie ateidavo iki mūsų, susidomėję, fotografuodavo telefonais ir ypač vyresnio amžiaus žmonės, jie labai pozityviai, labai džiaugdavosi, kad jaunimas daro kažkokį įdomų dalyką. Apvyniojom visą stumbrą juodą plėvę ir tada jo tokia langų balta, tiesiog lipni plėvė, apšildyt langam tikriausiai skirta. Ir tą baltą tiesiog lyjojom tas juodos, štai viskas lengvai nusiema greitai. Ir štai tokia ryški ta grafika, labai tiko medžiagos čia. Ėjo praeivis ir pradėjo piktai labai, nuo keliuko mum rėkti šitą visą, kad nebūna dryžuotų stumbrų, būna tik juodi ir ką jūs čia darot. Ir tada sakė, vat būna vainikėliai, buvo uždėję ant ragų ir buvo labai gražu, o mes čia nesąmonę darom. Tik vieno rago parbuvo tas vainikas. Jam labai patiko tas vainikas, bet jam nepatiko dryžiai. Buvo tas siekis viso projekto ir bendro metamonumentų ir šito būtent parodyti kažkokį kitokį vaizdą, kad priversti pamatyti tą aplinką įprastą, kasdienę kitaip. Labiausiai šią trumpalaikę meno akciją sureagavo miesto viešosios policijos pareigūnai. Matyt, čia įžvelgia pavojų žmonėms ar gyvūnams. Na kaip, mes pažeidimų nepalikom skulptūros. Tai iš tikrųjų tos tvarkos pažeistos nebuvo nei triukšmo, nei muzikos, nei kažkokių kitų dalykų. Tiesiog 5 žmonės atliko šią akciją, įgyvendino ir paskui buvo sutvarkyta aplinka. Kūrinys iš tikrųjų buvo profesionaliai atliktas ir niekas nesužalojo, tiesiog galėjo šiek tiek ilgiau pabūti netgi. Taip atsargiai padarė, kad ir net iškart nukabino po pusvalandžio ir vis tiek kažkas, sako, kodėl jūs leidimų neturėjot. Kažkas įvykdęs kažkokį meninį tarkim veiksmą, kažkokią iniciatyvą, bandymą atgaivinti aplinką ir deja tai dažniausiai sulaukia sankcijų didesnių negu kitas kažkoks tikrai vandalizmo, tarkim, aktas. Pavyzdžiui, ant to, tarkim, vaiduoklio daugaukščio arba stotelėse, su apatiniais merginas kabina ir ten, jau erotika. Ir mūsų niekas neklausia, ar mes to norim, ar nenorim. O nuo vaikų iki senelių visi turi žiūrėti. Laimiai, ne visos viešojo transporto stotelės reklamuoja apatinį trikotažą. Kaune ne tik atgyja senosios skulptūros, bet ir istorinės miesto vietos. Šitai vietai, užmirštai pakankamai, labai irgi netaip senai atradau šią, man toksai įdomus labai kraštas Kaune, kur toks amfiteatras irgi didžiulis ir žmonės praeina, jiems turbūt čia visiškai užpilkėjus vieta buvo, jau akis apsitrinus tiek, kad jie nemato jos. O čia toks atgaivinimas, akibrokštas. Čia netgi galima sakyti, tas raštas jis net nedera, jis tiesiog toksai yra šauklys. Gaila apskritai, kad Dainų slėnis toks kaip ir apleistas ir akustika, man atrodo, čia gera, galėtų šiek tiek daugiau kažko vykti, bet ir po atvirų dangum tokia vieta įdomi, yra ąžuolynas šalia. Tai pačiam buvo įdomu atrasti šią vietą ir prisidėti prie jos pabrėžimo, ta prasme, biškį prikėlimo. Pirmojo gatvės festivalio Nikoko organizatoriai įgyvendino miesto mero Andriaus Kupčinsko drąsią idėją. Dainų šventės 90-mečio proga užkloti Dainų slėnio laiptus margaspalviais tautiniais raštais. Įdomus netgi savotiška iliuzija, iš toliau žiūrint, tai susideda, net jei nesimato laiptai, gaunasi vientisą juostą. Taip, tai akiai naujai, visiškai kitaip atrodantis naujas objektas, kuris
manau, kad trauks ir mažus, ir didelius, ne tik tai pačią dainų šventę, bet visų vasaros metu. Smagu pagalvoti apie savo šaknis, jas, aišku, visiškai adaptuoti šiem laikam, pritaikyti ir kad netgi tautiškumas taptų galbūt net madingas. Esmė buvo emocija suteikti su šito kūriniu, tai yra šviežumo, kažkokio pozityvo, pokyčių emocija. Čia galima pritraukti, gal kažkam pasirodys kažkuo afrikietiški. Gal tai irgi nėra blogai, čia kiekvienas savai pasižiūri. Dažnai yra kūriamas toksai negatyvus, neigiamas mitas apie savivaldybės tarnautojus, valstybės tarnautojus, dirbančius administracijoje, kad mes esam kažkokie tai prižiūrėtojai griežti ir nieko nenorintys mieste nei keisti, nei judinti. Tai yra išties netiesa, visos gražios iniciatyvos jos yra palaikomos, bet visuotinai tvarkai, be jokios abejonės, ar tai būtų graži anoniminių supinių idėja, ar tai būtų stumbro klijavimo akcija, tam reikalingas yra suderinimas. Tai yra elementarūs viešosios tvarkos reikalavimai, kurie turi būti vykdomi. Tautinė juosta dengia tik tą laiptų pakopą, kurios neminame kojomis. Todėl, manoma, šis kilimas išliks ilgam. Ir dar, ši tautinė juosta matoma tik iš vienos pusės, lipant laiptais ąžuolyno link. Ant raudonų šypsenytę. Kryželius, akytės, viską matom. Vaivorykštė. O dabar Zapyškis jaunų šeimų ir menininkų miestelis. Kai vėl ir vėl mane kolegos pamatydavo, kad aš pilnėjus, storėjau, sakydavo,